Sveiki, šiame epizode papasakosiu apie Remove Tool atnaujinimus, kuriuos rasite Photoshop 2025 versijoje. Tai rekomenduoju atsinaujinti, jeigu dar neatsinaujinot. Ir šie atnaujinimai padės jums efektyviau pašalinti nereikalingus žmones iš nuotraukos bei papildomos opcijos, kurios praplečia Remove Tool galimybės. Tai nieko nelaukiant, įsijungiam Photoshop, atsidarom nuotrauką ir pasirenkam Remove Tool. Ir matom, jog atsirado dvi opcijos, kurių anksčiau nebuvo. Tai pirma opcija Find Distractions, tai dabar galima vienu pelės paspaudimu pasirinkti, ką norim pašalinti. Kol kas yra tik tai dvi opcijos. Tai pirma opcija yra laidai ir kabeliai, antra opcija žmonės. Tai aišku, ją naudosim šiuo metu ir paspaudę palaukiam kažkiek laiko, priklausomai nuo jūsų interneto greičio, kompiuterio pajėgumo, tas gali kažkiek ir užtrukti ilgiau. Ir jisai jau kai nuskanavo, jisai pažymėjo nuotraukoje esančius žmonės, kuriuos norėtume pašalinti. Labai rekomenduoju dar atkreipti dėmesį, jisai šiuo atveju pažymėdamas šios du žmonės neaptiko ištiestos rankos, tai tą tiesiog rankiniu būdu galima pažymėti pasirinkus, kad būtų pilnai viskas pažymėta. Ir dabar sekantis naujas dalykas atsirado Mode režimas, jame yra kelios opcijos. Yra auto opcija, kurioje jisai gali naudoti papildomai AI, norint sugeneruoti, išvalyti vaizdą. Kita opcija, kur jisai būtinai naudos AI. Ir trečia opcija, kada jisai nenaudos AI, norint išvalyti. Tai šie trys režimai, jie labai priklausomai nuo situacijos. Vienose situacijoje reiks naudoti vieną režimą, gaunant geriausią rezultatą, kitose kitą. Ir tiesiog rekomenduoju išbandyti ant įvairesnių nuotraukų tam, kad pamatytumėt, koks geriausias rezultatas. Tai tam tiesiog nėra kažkokios vienos taisyklės, kurį režimą rekomenduočiau naudoti bet visais atvejais. Tai konkrečiai šiuo atveju pasirinkęs Generate AI On režimą ir paspaudęs Enter. Šiek tiek irgi palaukiu, kol apdoroja kompiuteris užklausą ir pašalino visus nereikalingus žmonės iš nuotraukos ir pakankamai tvarkingai, švariai išlaikė struktūrą tiek suoliukų, kur sėdėjo žmonės, tiek esančių šiukšlinių bei kitų fono detalių. Atsidariau dar vieną nuotrauką, kur lygiai taip pat su Remove Tool pasirenku įrankį, pasirenku People. Jisai pažymėjo, aišku, iškart žmonės. Ir šiuo atveju, jeigu aš naudosiu lygiai tą patį Generate AI On palikęs Mode režimą, kuris konkrečiu atveju tikrai neveiks gerai, parodysiu būtent dėl to pavyzdį, tai gausiu tokį rezultatą, kad jisai pašalinęs esančius žmonės, vietoj to aktyvavęs AI režimą nupiešė papildomą vandens purslą, kuris kaip ir turėtų neįsiskirti iš bendro konteksto, bet aišku per daug akivaizdžiai tas atrodo. Tai dėl to, kaip ir minėjau, reikia atitinkamai pasirinkti kitą režimą. Tai šiuo atveju pasirinksiu AI Off režimą ir paspausiu vėl, kad pažymėtų žmonės ir paspausiu Enter. Ir šiek tiek palaukęs tikrai gausiu gerą rezultatą. Pašalinti žmonės, dar papildomai galima ir pašalinti esančius kitus objektus rankiniu būdu paspaudus. Atsidaręs dar vieną nuotrauką, dar papildomas toks patarimas, ką galima visai atkreipti dėmesį. Tai jeigu esat pasirinkę Sample All Layers, tai kas ir buvo praeitoje versijoje, ir susikūrę naują sluoksnį, tai visas tas retušavimas jisai bus atliekamas atskiram sluoksnį, kas ateityje
padeda paskui dirbant su nuotraukos retušavimu. Pasirenku People ir pasirenku mode režimą auto šį kartą ir paspaudžiu Enter ir palaukiu, kol jisai atliks darbus. Ir viskas pašalino, palyginus labai gerai, sakyčiau. Net galima atsidaryti sluoksnį, pasižiūrėti lokacijas, kurios buvo žmonės ir pašalinti. Ir va, tiesiog labai nesudėtingai gali išvalyti nuotraukas. Esantys toliau, taip pat žmonės jau yra per daug toli, jau kad juos identifikuotų, tai tiesiog ranka galima dar būtų papildomai pažymėjus, jeigu norisi, kad pilnai išvalytų, dar išvalyti. Bet taip, palyginus, viską tikrai švariai ir tvarkingai padarė. Šitas įrankis iš tiesų yra pakankamai smagus naudot, kadangi įgudus atsirinkus režimus, kada kurį naudot, keliais paspaudimais, sakyčiau, galima gana efektyviai ir greitai padaryti tuos valymus, kur anksčiau galbūt būtų reikėję rankiniu būdu spaudinėti, žymėti ir tai būtų užtrukę kažkiek ilgiau negu kad dabar. Tai tiesiog labai rekomenduoju visiems pasibandyti ir pasidalinkit komentaruose savo rezultatais ir jeigu kažkas domintų daugiau, tai būtinai parašykit, sekit kitus epizodus, kur taip pat dalinuosi įvairiausiais patyrimais Photoshop. Tai susitiksim kitame epizode. Iki.